Labą dieną. Labą dieną. Aš labai tikiuosi, kad tu jau papietavai ir matai, kas parašyta viršuje šios tiesioginės transliacijos. Taigi, jeigu tu esi manikiūro meistrė, jeigu tu esi pradedanti manikiūro meistrė, tai ypatingai lies tave. Jeigu tavo draugų rate yra manikiūro, pedikiūro meistrų, kuriems reikėtų padidinti lojalių klientų skaičių, pritraukti daugiau lojalių klientų, tai pažymėk juos po šitą tiesioginę transliaciją, o dar geriau pasidalink ją su savo draugais. Todėl, kad aš šiandien turiu pasiūlymą būtent tau, manikiūro, pedikiūro meistrė. Taip. Sakau, kreipiuosi galbūt netgi labiau į tas, kurių yra tai tik tai kelio pradžia. Nes eis kalba, labas Vaidutė, eis kalba apie klientų pritraukimą. Kaip mes visiems trūksta klientų. Pardavėjai pastoviai verkia, kad nėra klientų ir panašiai. Aš tikiu, kad manikiūro meistrės, kurios dirba senai, jos jau turi savo klientų ratą ir tik spėja suktis, bet tos, kurios pradeda, kurios yra savo kelio pradžioje. Ir jeigu jūs norite pagausinti savo klientų ratą, tai išklausykite šiandien manęs atidžiai. Labas Vaidut. Todėl, kad aš papasakosiu savo istoriją. Kaip aš susipažinau su šita kompanija, apie kurią dabar truputėlį noriu jums pakalbėti. Prieš ne taip ir mažai, 10 metų galbūt, ieškau manikiūro meistrės Klaipėdoje. Apsigyvenau Klaipėdoje ir man reikėjo susirasti manikiūro meistrę Klaipėdoje. Manikiūro, pedikiūro. Ir tiesiog užėjau į artimiausią saloną, kuris buvo netoli mano namų Klaipėdoje. Tuo metu aš jos dar nepažinojau. Ir tik tiesiog kaip ir visada ateini, užsisakai, sėdi, darbuojas ir panašiai. Nepamenu, ką mes kalbėjom, kiek mes tenai kalbėjom, tikrai negaliu pasakyti. Žinot, ką aš pamenu? Kad manikiūro pabaigoje ji man paėmė kažkokią tai, kaip ir druską, žodžiu, padarė kelis judesius, padarė man pabaigusi manikiūrą, kelis masažinius judesėlius. Tai truko maks minutę ir aš nuėjau nusiplauti rankų. Ir žinot, aš esu žiurkės metais gimus ir nebijau to pasakyti, aš esu žiurkė, aš esu labai taupi. Ir man iš tikrųjų labai svarbu yra meistras, bet svarbu yra ir kaina. Aš niekada, aš visada skaičiuoju. Tai va, tai žodžiu, bet suprantat, aš plaunu savo rankas ir galvoju, nesvarbu, kiek man kainuos šitą procedūrą, bet aš eisiu tik pas ją. Įsivaizduojat? Aš dar jos nepažinojau. Jeigu tu mane klausai, Linutė, iš Islandijos dabar jau, tai va, tai tu buvai pirmoji, kuri man parodė šios produktus. Bet tuo metu aš dar net nežinojau apie šitą reikalą. Tiesiog aš jums pasakoju tą istoriją tik todėl, kad jūs neįsivaizduojat. Tais keliais judesėliais, ir pasakysiu, kokio produkto dėka, jūs galite rasti daugiau lojalių klientų, kurie bus tokie kaip aš. Mintyse sakau, aš galvoju, eisiu tik pas ją, nesvarbu kiek kainuos, aš eisiu tik pas ją. Įsivaizduojat? Tai va, tai dabar einam prie reikalo. Kodėl aš sakiau, kad šitas pasiūlymas yra tau? Aš tikrai neįsijungiau dabar šiandienos tą transliaciją daryti tam, kad pasipasakot savo istoriją, kaip aš ieškojau savo manikiūro meistrės Klaipėdoje. Tai va, po kažkiek tai laiko, kaip visi, kas mane pažįsta, žino, kad aš atsidariau savo krautuvėlę Klaipėdoje, ar ne, ir susidraugavau su TND kompanija. Taigi, ta mano manikiūro meistrė tada tapo mano klientė ir partnerė. Ir man buvo juokingiausia tai, kad jinai pasakė, sako, vau, kai atėjo pas mane, tu su TND dirbi? Sakau, taip. Sako,
Tai sako, aš jau tada, sako, tau, ta prasme, jau senai turiu tos produktus. Sakau, žinok, aš tik prisimenu, kad tai buvo didelė pakuotė ir prisimenu jausmą. Kas ten buvo parašyta, sakau, man visiškai neliko galvoje, aš prisimenu, kad tu man kažką darei iš didelios pakuotės ir jausmą, emociją, kuri mane užvaldė ir aš sakiau, daugiau eisiu tik pas ją. Tai kodėl dabar aš čia kreipiuosi į tave, mielas manikiūro meistrė. Mielas, miela, nesvarbu. Taigi, šita druska, žiūrėkit, yra beveik pusė, talpa beveik pusė, 380, jeigu neklystu, dabar aš neįmatau, aišku, kad ir su akiniais. Beveik 400 mg druskos, prisotintos eterinių aliejų. Druską galima rinktis pagal savo patinkantį kvapą. Labai dėkoju, Vaidutė, nes tu pažymėjai, matau labai daug mergaičių ir aš tau esu be galo dėkinga. Ir aš tikiuosi, kad mes kartu galėsime padėti tom mergaitėm rasti kuo daugiau lojalių klientų. Tai dabar žiūrėkim. Šita druska kainuoja ne partneriui 13,30. Tai yra beveik pusę kilogramo druskos. 13,30. Aš ją naudoju kaip dušo gelį, karts nuo karto, dažnai tikrai, ne karts nuo karto. Tai man jos reikia dažniau keisti. Bet įsivaizduokit, kiek manikiūro tų procedūrų galima padaryti iš vieno pakelio. Tarkim 100 procedūrų, bet aš esu įsitikinusi, kad tikrai daugiau. Todėl, kad aš jums parodysiu, kiek maždaug reikia šitos druskos, nes ji yra prisotinta, aišku, prisotinta eterinių aliejų, pažiūrėkit, viskas, max, trupinėlio. Ir tada šitą druską mes įmasažuojam, padarom tuos kelis judesėlius, minutę trunkam, įvardijam šitą procedūrą kaip rankų spa. Žmogus yra laimingas, todėl kad šita druska, jūs neįsivaizduojat, kaip jinai slysta, koks čia yra masažas. Aš jau dabar truputėlį ilgėliau pasimasažuosiu, kad jau taip. O šiaip tai sakau, minutę trunkanti procedūra, kuri jums kainuos 13,30, jeigu jūs nesat partneris, bet jeigu jūs tampate T&D kompanijos verslo partnerių, mano ar šiuo atveju Vaidos verslo partnerių, šitas beveik pusę kilogramo druskos jums kainuos 8,65 €. Dabar žiūrėk, kur visas smagumas. Iš po tokios procedūros jūs tikriausiai matot, kokia ranka mano riebi, nes yra prisotinta eterinių aliejų. Kvapas yra, žinokit, fantastinis. Aš čia pasirinkau persiką, nes persikas yra su afrodiziakais ir yra pavojinga, kad jeigu šitą druską panaudos moteris, tai vyrai eis šniūrais iš paskos. O jeigu ją panaudos vyrai, tai moteris eis šniūrais iš paskos. Tai yra truputėlį pavojinga su šitą druską. Bet yra ir kitų druskų, pavyzdžiui, žalioji arbata. Tai tonizuoja, greitfrutų druska truputėlį kelia nuotaiką, einant į klubą reikėtų su jais išsimaudyti, ar ne? Tai žodžiu, aišku, čia reikėtų man dabar nusiplauti, bet aš neturiu tos galimybės, tai aš kiek įmanoma su tom drėgnom servetėlėm nusivalysiu tą druską, bet visas spa procesas būtų pilingas druska ir kremas, bet žinokit, patikėkit, jūs tikriausiai matot, ant kiek blizga mano rankos. Jos yra prisotintos, primaitintos. Žmogus plaunasi rankas ir galvoja tik apie vienintelį dalyką, kad eis nuo šiol tik pas jūs darytis manikiūrą. Pedikiūrą lygiai tas pats. Aš turiu Klaipėdoje taip pat pedikiūro meistrę, kuri ir pilingą naudoja, nes sakė, niekas iš tarpių šitaip nenulupa negyvų ląstelių ir niekas taip gerai neišmasažuoja rankų ir nesuminkština kaip šita druska. Gerai, viskas. Aš jau dabar daugmaž apsivaliau, žiūrėkit. Jūs pat puikiai matėt, procedūra truko tikrai labai neilgai. Nusausinam viską, kiek įmanoma nusausinam. Ir dabar, aišku, paskutinis etapas būtų kremo užtepimas. Bet dabar einam prie skaičių. Taigi,
Jeigu tu esi Netiende kompanijos partneris, tau šita druska kainuos 13,30. Bet tapti partneriu visiškai neskauda. Nėra jokio starto, jokių įsipareigojimų. Pirk kiekvieną mėnesį, tiesiog prisiregistruoji ir perki jau su 35% nuolaida produktus. Šita druska taip pat. Taigi, šita druska tada tau kainuos 8,65 €. Nu ir dabar skaičiuojam. Tu investuoji 8,65 € ir turi klientų srautą, kurie tave liaupsina ir apie tave kalba savo draugams ir artimiesiems. Aš nesakau, kad tu tada gali nesistengti daryti manikiūrą. Ne, viskas tvarkoja. Bet sakau, pritraukti lojalius klientus, ypatingai tavo darbo pradžioje. Einam toliau. Žiūrėk. Dabar jeigu tu šitą procedūrą, tu esi jau meistrė ir turi savo klientų ratą, ar ne? Ir šitą procedūrą tu įvertini 1 €. Nu, tarkim, kai ateina žmogus manikiūro, tu gali pasiūlyti ar tiesiog manikiūrą, ar su spa procedūra. Jeigu žmogus pasirenka spa procedūrą, tu prie savo manikiūro kainos pridedi 1 €. Tai jūs matėt, kiek reikėjo druskos? Aš sakau 100 procedūrų, bet aš manau, kad čia 200 procedūrų galima padaryti. 1 € įvertinta procedūra. Vadinasi, sumokėjęs 8,65 € ir padaręs 100 procedūrų, tu nuo šitos pakuotės jau uždirbi pelną. Aš nekalbu apie lojalius klientus. Uždirbi pelną 91 € nuo šito pakelio, nuo šitos pakuotės. Jeigu tu padarysi pirmą etapą su pilingu, kuris nulups negyvas ląsteles, antrą etapą su druska ir tada paimsi kremą kažkurį tai, ar ne? Nu, visas spa ritualas, kuris truks kokias 2-3 minutės, tu gali jį įvertinti ir 2 €. Tai paskaičiuok, kiek uždirbsi tada. Vėlgi, skaičiuojam 100 procedūrų. 100 procedūrų, 2 €. Tai yra 200. Tu sumokėjai 8,65 €. Jeigu eina kalba tik apie druską, ar ne? Nes, nusakau, ilgesnį masažą gali padaryti. Žinokit, šita procedūra verta 10 € mažiausiai. Bet jūs, jeigu įvertinsit ją 2 €, aš manau, kad tikrai atsiras žmonių, kurie sakys, taip, aš noriu su spa procedūra. Todėl, kad mes moteris, mes lekiam, skubam, bėgam, mums sunku rasti laiko savo. Ir čia tu atėjai pas manikiūro meistrę, tau padarė manikiūrą, tau padarė gražų, nulakavo gražiai nagus ir pabaigoj spa procedūrą, kuri trunka 3 minutės, bet emocija už 100 €. Tai aš manau, kad tikrai atsiras ne vienas žmogus, kuris sakys, taip, aš noriu su spa procedūra. Tada plus prie tavo sumos, kurią tu įimi už manikiūrą, prisidedi 2 €. Pati skaičiuok, kiek uždirbi nuo 1 pakučio. Ir dar ne viskas. Žmogus pamatęs, kokį tu čia turi stebuklą, gali tavęs paprašyti, įsigyti jį ir turėti savo namuose. Kad aš, pavyzdžiui, kaip vietoj dušo gėlių, į pirtį einu tą druską nešuosi, nes jį tiesiog išsilydo ant kūno, kai tu nušveiti visą kūną. Tai visas kūnas yra toks, kaip mano dabar rankos. Tai žmogus užsimano, vadinasi, tu šitą druską, būdamas partneris, perki už 8,65 €, o parduodi jau katalogo kainą 13,30 €. Nuo kiekvienos druskos tu uždirbi 4,65 €. Jeigu parduodi 100 tokių druskų, aš manau, kad tikrai tai yra nesudėtinga, ypatingai kai žmogus pamėgina, jis nori. Nes aš galėčiau kalbėti, kokia nuostabi druska. Man tikrai yra buvę ne kartą situacijų tokių, kur sakė, niekada nebūčiau patikėjus, kad emocija, kad jausmas yra toksai. Bet kai tu padarai tą procedūrą, žmogus tikrai užsimano turėti namuose. Taip kad 100 pakuočių parduoti tikrai nėra sudėtinga. O jeigu dar ir pilingą perka, ir kremą rankų, jau tada tas uždarbis gaunasi dar didesnis. Aš čia paskaičiavau, kad gaunasi net 9,50
apytiksliai, todėl kad priklauso nuo kremo, kokį perka, ar ne? Aš paėmiau būtent šitokį kremuką, kuris 4 eurai tik tai kainuoja. Katalogė, mums dar pigiau. Tai va, tai jeigu tokių 10 rinkinių parduodi, po 9, nuo kurių tau lieka štai druska, pilingas, kremas ir pilingas, rinkinukas, kurio kaina yra 27 eurai. Va, tarkim, ar ne? 27 eurai katalogė. Pardavus šitą rinkinuką, tau lieka 9,50 eurai. 10 tokių rinkinukų, 95 eurai. Plus, prie viso to, ką tu darai. Tau nereikia nei pasakot, nei kalbėti. Tu tiesiog padarai žmogui procedūrą. Pradžiai gali tos procedūros net neįkainuoti, tiesiog, kad žmogus išmėgintų, ar ne? Pasidarai tą, kaip aš kad išmėginau pirmą kartą, kai aš patyriau pirmą kartą jausmą ir emociją. Padarai pirmą pažintį su šita druska, tada klientas jau galvoja, kad eisiu tik tai pas tave ir po to jau gali apmokestinti procedūrą eurų, 2 ar 3, kaip jau tu pati nuspręsi. Ir kiek ingredientų tam spa panaudosi. Tai va, tai aš manau, kad tikrai pasiūlymas šį kartą manikiūro, pedikiūro meistrėms vertas dėmesio. Todėl, jeigu tu galvoji, kad tau visai norėtųsi pakalbėti daugiau, galbūt įsigyti produktų, gali rašyti man asmeniškai. Aš mielai, ypatingai jeigu tu esi Tauragėje, Pagėgiuose, Klaipėdoje, Šilutėje, aš net ir atvažiuočiau pasikalbėti. Va, o šiaip tai aš mielai atsakysiu, mielai konsultuosiu, mielai vesiu ir gali rašyti man, gali rašyti, pavyzdžiui, Vaidai, nes ji taip pat yra susijusi su Tiende, ar bet kuriam kitam su Tiende susijusiam žmogui, kuris jau gali tave pakonsultuoti dėl druskos, gali tau padėti įsigyti druską ir pirmyn. Suprantat? Aš labai gerai žinau, mes pilni arogancijos, mes pilni pasipūtimų ir panašiai. Mes galvojam, kad jau tikrai man nereikia, ačiū. Tai valio, tau nereikia. Tu tiesiog prarandi dar vieną pajamų šaltinį, kuris iš tavęs netimtų jokios energijos. Tu tiesiog padarai spa ir viskas. Kalbėti nebereikia. Kvapas yra nenusakomas. Tai va, tai tau rinktis. Ar tu nori dar vieno pajamų šaltinio, ar nenori. Labai gerą citatą mačiau dabar ne per seniausiai. Sako, yra 2 galimybės. Sumažinti savo svajones, kad jos atitiktų tavo pajamas, arba padidinti pajamas, kad jos atitiktų tavo svajones. Tai ką renkiesi tu? Aš renkuosi didinti pajamas. Žinau, visi puikiai mes dirbame ir uždirbame, bet jeigu tik įmano dar truputėlį prisidėti prie to, ką darau, tai kodėl ne? Tai gražios likusios dienos, gražiaus penktadienio ir va ta linksma gaidele neriam į savaitgalį. Laukiu jūsų žinučių, laukiu jūsų norų ir esu pasiruošusi bendrauti, vesti, kalbėti ir gražinkim pasaulį visi kartu.